tai yra tie kadrai, kurie parodo, kiek daug įtampos jaučia atlikėjai, koks didžiulis džiaugsmas yra išgirsti savo šalies pavadinimą, koks palengvėjimas apima Latvija, Australija ar Graikija. Visos trys šalys su skirtingomis dienomis, visos trys šalys šaunios. Kas yra 8-ojo kelialapio į finalą savininkai? Latvija! Sveikinimai sesutėms Tautų meitas finale. Ir tai yra metai, kai visos trys Baltijos šalis švęs Eurovizijos finalą kartu. Estijos atstovas Tomis Kešas pateko į finalą iš praėjusio pusfinalio, o tikrai hipnotizuojantį, įdomų, savitą kūrinį su folkloro elementais į Euroviziją atvežusi Latvių grupė Tautų meitas taip pat keliauja į finalą. Un tālāk tīri teorētiski var notikt jebkas. Latvija, Austrālija, Grieķija. Nu ko, Latvija tura mīkšķus. Šī ir mūsu iespēja. The 8th finalist is Latvija! Jā! Otro gadu pēc kārtas. Sestdienas vakarā. Es ļoti ceru, ka arī visi ekrāni, kas brīvdabā rāda hokeju, man tā čukstēja no domas ļaudis. Tiks pārvērsti par Eirovīzijas ekrāniem. Latvijas jūs visus no visas sirds apsveicu. Visvairāk es apsveicu mūsu dziedātājas. Mēs esam finālā. Latvia, Australia no kindla peale minek oleks vist Austraalia, kes edasi pääseb. Is Latvia! Aga ei, Lätid siis kihlvekontorid ütlesid jah, fännid ei. Ja nüüd on siis kaks kohta